šiandien yra mano antras interviu ir šiandien mes kalbinsim Kostą. Sveikas, Gustai. Sveikas. Taip, taigi kalbėsime šiandien apie jo karjerą ir kaip jiems sekėsi žaisti ledo rituliui. Pirma, Kostai, savo karjerą pradėjai išvažiavęs į Rusiją, kai tau buvo, jei aš neklystu, 16 metų, taip? Man buvo 14 metų, kada 14? Aš pradėjau žaisti Sankt Peterburge. Tai tas išvažiavimas buvo iš tikrųjų toks, nežinau, netikėtas visai man, nes pradžioje tėvai nenorėjo labai leisti išvažiuoti į Sankt Peterburgą. Aš pradėjau sportuoti Daugpily, yra toks miestas Latvijai, prie mano miestelio Zarasų. Ir, žodžiu, tenais atvažiuodavo vasarom iš Sankt Peterburgo komanda SKA, ganėtinai stipri komanda ir stipri sporto mokykla. Ir atsimenu, mano tėtis, jisai, kada jie atvažiavo pirmais metais, paprašė, gal mano sūnus galėtų su jais pasitreniruoti. Šiaip, priėjęs prie trenerio. Tai jie pasižiūrėjo, sako, gal ir galėtų, sako. Tai, žodžiu, aš išėjau taip pas juos į treniruotę. Tai praėjo viena vasara su jais, ten jie kas dvi savaitės, galima sakyti, atvažiuodavo, būtent į vasarom būtent. Ir po 3 vasarų, paskui žiemą atvažiavo į turnyrą, prieš Daugpilio mūsų jaunučių komandą sužaisti jų. Ir po to jie pasiūlė man atvažiuoti pas juos į komandą, žaisti būtent Sankt Peterburge. Ir pradžioje tėvai taip skeptiškai sako, čia važiuoti, leisti sūnų į Rusiją 14 metų, gal, skeptiškas sprendimas, bet paskui pasvarstė ir, žodžiu, išleido mane kaip į geras rankas, nes į gerą mokyklą suprato, kad, aš pats iš Zarasų, ten 7000, žinai, yra gyventojų, tai ar būčiau, žinai, kai visi paprasti mokinukai nuvaręs ten į univerą, toliau ten tokiais keliais, žinai, nes bendramžiai, žinai, kas rūkė, kas gėrė tenais. o aš pasirinkau, žinai, sporto kelią ir taip aš patekau į Sankt Peterburgo SKA ir taip sakant prasidėjo mano ta profesionalo karjera. Ok, tai kaip dar žinau, kad ten žaidėjai 2015-2016 metais ir tavo sezonas buvo labai sėkmingas, nes žaidėjai U17 komandoje ir ten pasirodė labai solidžiai. Taip. Ten tu įmušei vieną įvartį, bet atidavė 15 rezultatyvių perdavimų, kas yra nuostabu tiesiog. Ir po to sezoną tu gavai antrą pakvietimą į rinktinę, nes dar prieš sezoną Rusijoje turėjai pakvietimą, žaidėjai U18 čempionate, taip? Taip. Su Lietuvos rinktinė ir tada dar ėjai į U20 rinktinę Lietuvos. Tai kaip gali papasakot apie rinktinę pats, koks yra tavo jausmas atstovauti šalį ir kaip tu tai priimi? Tai nežinau, visų pirma, tai atstovauti šalį visą laiką buvo garbė, man atstovauti šalį, aš visą laiką norėjau atstovauti Lietuvą ir mano siekiamybė buvo, nes, kaip pasakyti, reprezentuoti savo šalį yra visą laiką smagu, žaisti tarptautinėse varžybose yra visą laiką prestižas, taip sakant, ir aš nuo pat vaikystės svajojau sužaisti tiek už vyrų ledo ritulio rinktinę, bet, aišku, pradėjau nuo jaunių rinktinės, tai aš atsimenu irgi kaip šią dieną, tai kiek man buvo 14 gal metų, aš išvažiavau tada į Sankt Peterburgą ir pirmą mano sezoną po to paskambino, atsimenu, Andrėjus Korničiukas, dabartinis Energijos menedžeris, ir paklausė, ar nenorėčiau atvažiuoti į stovyklą į U18. Tai man 14-mečiui žaisti už 18-mečių rinktinę buvo, aš buvau 4 metais realiai jaunesnis už tie, kas atstovavo Lietuvą. Tai buvo, garbė, kad mane pakvietė tokio jauno amžiaus į U18 rinktinę. Ir, atvažiavęs, parodžiau, ką galėjau ir mane paėmė į pirmą mano čempionatą. Tai aš buvau jauniausias savo komandai, bet žaidžiau berods 3. penkete su Danilu
Danila Benilovas toks buvo. Nu ir jisai ir yra, tai buvo toks geras prisiminimas, kad aš pradėjau labai jaunas ir tada jau step by step, taip sakant, mane toliau pradėjo promautinti, pradėjo kviesti ir 20 rinktinę ir taip aš irgi pradėjau tą rinktinės kelią, tai visą laiką norėjau ir taip pat ir dabar noriu, noriu žaisti kiekvieną čempionatą, išeiti, kovoti už Lietuvą, tai tas jausmas išeiti ir girdėti, savo gimną po laimėtų varžybų prieš stiprų priešininką ir ne tik, prieš kitą šalį laimėti ir šiaip su Chebra tenai sava, stipriausiai galima sakyti, mūsų šalies žaidėjai susirenka, tai tas labai smagu, būna. Tai po Rusijos, galim aptart, nuėjai į Luko 18 komandą, kaip gavai pakvietimą į Suomiją ir dar tu pasižymėjai labai stabilių sezonų, sužaidei net 40 rungtynių ir turėjai 6, galima sakyti, gol plus assist. Tai tikrai yra neblogas rezultatas kaip gynėjai. Gali papasakoti savo įspūdžius apie Suomiją, kaip tau šalis, kaip tau ten pakvietė ir taip toliau? Tai, visų pirma, pradėsiu, kaip patekau, aš ten, tai buvo taip, kad mes su SKA Sankt Peterburgu, kur aš atstovavau tenais 3 sezoną, mano jaunučių tas lygmuo atėjo link to, kad aš turėjau eiti į jaunimo lygą ir aš norėjau pasilikti Sankt Peterburge, bet tais metais jaunimo lygoje Rusijos MHL pavadinimu padarė tai, kad negali žaisti užsieniečių žaidėjai būtent toj lygoje. Ir man reikėjo rinktis arba, pasidaryti antrą pilietybę Rusijos ir likti tenais, nes man siūlė tą padaryti, arba važiuoti į Europą žaisti, ir tas pilietybės pasiėmimas nebuvo man labai prie širdies, aš norėjau išlikti, kaip pasakyti, su lietuvišku pasu ir kad jie mane paimtų kaip legionierių, bet tokios galimybės nebuvo. Tai mes tapom Rusijos čempionais tais metais su savo metų amžiaus grupe. Tai tie vyručiai, su kuo aš žaidžiau tais metais, jie visi nuėjo į tą komandą, kur aš irgi svajojau patekti. Gavo labai geras sąlygas tenais, dalyvauti ir jie pradėjo žaisti jaunimo lygoje. Aš išvažiavęs į Lietuvą turėjau ieškoti, kur man toliau, važiuoti. Ir tėtis visur mano skambino, ieškojo man variantų, kur aš galėčiau prisijungti ir buvo toks federacijos prezidentas, anksčiau Lietuvos Rolandas Bučys, kuris buvo Ledo Ritulio federacijos prezidentas ir, žodžiu, jisai išvažiavo su savo sūnumi į Suomiją. Tai mes čia susiradom kontaktus jo, tai tėtis susirado ir paskambino Rolandui. Ir Rolandas man padėjo patekti į tą komandą ir taip aš atsidūriau Suomijoje. Ir tas sezonas vis tiek, aš 3 metus atstovaudamas Rusijai, buvo vienokia, sistema žaidimo, turėjau perprasti į šiek tiek kitokią ir man tas persilaužimas buvo kiek sunkokas, nes vis tiek kitas šalis, kiti žmonės, šiek tiek šaltesni žmonės, man, toks jų, kaip pasakyti, ar nežinau, aišku, Ledo Ritulys buvo gero lygio, bet pati šalis ten labai tamsu visą laiką, labai niūru, ir buvo sunku, kaip psichologiškai persilaužti, kada visą laiką ten kalbėjai viena kalba, turėjai labai daug draugų, čia atvažiuoji, vienas. Ir kas man padėjo, tai tas Vilius Bučys, kuris su manim gyveno, nes Rolandas, jo tėtis prie mūsų gyveno su mama ir tai pradėjo įsivažiuoti ir taip aš užsikabinau tenais, ganėtinai neblogą sezoną turėjau Luko Raumai ir paskui buvo mintis ten ir likti. Tai va. Tai po to tu vėl likai Luko dar vieniems metams, jau buvai U20, bet kitą sezoną buvai pakeitęs klubą į HK Rygą, kurių žaidėjai MHL žaidėjai. Ir vėlgi pasižymėjai labai gerų stabilumų, žaidėjai 48 mačus.
Kaip gali papasakoti apie Latviją, koks ten yra lygio ledo rutulys ir kaip ten patekai? Tai, irgi ta patekimo istorija, aš nežinau, ar čia juokinga, ar šiaip, kad aš patekdavau, nežinau, tokiu būdu, kaip nieks nepatekdavo, nes visi arba tenais per kokius agentus patenka, arba, žinai, ten šiaip trenerį pažįsta. Realiai taip ir atsitiko, kad U20 treneris buvo Aigaras Ciprusas, Lietuvos rinktinės, kada aš pirmą kartą dalyvavau už U20 rinktinę Lietuvos čempionate ir jisai mane tada paėmė irgi labai jaunu. Tai aš buvau irgi vienas iš jauniausių komandoj ir kažkaip aš jam įstrigau. Tai buvo taip, kad aš žinodamas, kad jisai tapo MHL HK Rygos treneris, aš jo sūnų susiradau Facebook'e ir parašiau jam, ar gali man atsiųsti savo tėčio kontaktą. Ar jisai, žinai, dabar treneris, ar aš galėčiau atvažiuoti peržiūrą į tą komandą. Ir vienu žodžiu aš gavau kontaktą trenerio, parašiau jam. Ir tikrai nesitikėjau greito atsakymo, jisai man atrašė, ne tai, kad atrašė, bet paskambino, atsimenu, per WhatsAppą. O aš jau buvau pasiruošęs važiuoti atgal vėl į Suomiją, nes jau tretiem metam, jau kaip ir būtomės, ten tėvai man surado, kur gyventi, nes aš po U20 kaip ir planavau toliau vykti į Suomiją, gyventi ten, gal kalbą mokyti, žinai, Suomiją, nes jau vis tiek treti metai reikia, žinai, likti. Bet gavosi taip, kad aš visą laiką norėjau žaisti stiprioje jaunimo lygoje. Ir čia buvo vienas iš tokių šansų, kad parodyti save, žinai, Latvijoje vis tiek tas ledo ritulys yra aukšto lygio, jie žaidžia aukščiausiam divizione pasaulyje ir buvo patekti į tą komandą ganėtinai sunki stovykla buvo, po kurios, atsimenu, aš 3 dienų mamai verkdamas skambinau, sakau, mama, pasim mane iš stovyklos, sakau, negaliu, labai sunku, žinai, ten mes belekiek bėgiojam. Daug buvo visokių treniruočių, ten šuoliukų, vienas ant kito ant pečių nešioti reikėjo, žodžiu, tokį per ugnį ir per vandenį, žinai, praeini. Tai po 2 savaičių, atsimenu, tėtis pasiėmė, sako, va, šaunuolis vyras atkentėjo į stovyklą ir prieėjęs prie trenerio, sako, kaip, sako, sūnus mano, sako, nieko, gerai, stovyklą ištvėrė, žaidėjas geras, sako, mes imam jį. Tai taip, žinai, patekau į HK Rygos komandą ir ganėtinai tą sezoną turėjom stiprią komandą, bet dėl kažkokių tai priežasčių mes, ten į playoffus nepatekom, bet aš turėjau tikrai gerą experienciją žaisti toje lygoje su tikrai stipriausiai, sakyčiau, tuo metu tiek savo komandos nariais, tiek žaidėjais, prieš kuriuos aš žaidžiau ir iš kitų komandų. Tai su tais pačiais žaidėjais realiai susitikau, kurie buvo ir mano jaunučių komandų, SKA, kada aš žaidžiau Rusijai. Tai mes pasilabinom, aš sakau, aš dabar grįžau į jūsų lygą, bet žaidžiau prieš jūs, o ne už jūs, žinai. Tai buvo smagu. Po to, po Rygos perėjai į Dinaburg, jo. Jo, Dinaburgą. Ir ten irgi turėjai pakankamai neblogą sezoną, sužaidė tik 100 žaidimus, neįmušė įvarčio, bet atidavė 4 atlikus perdavimus, dar žaidėjai ir antroje komandai, kur tu žaidėjai biškį mažiau mačių. Bet po to tu buvai žaidęs dar Lietuvos rinktiniai. Kaip gali apibūdinti tą Dinaburgą? Dinaburgą. Dinaburgas, žinai, buvo... Dinaburgas yra, galima sakyti, mano vaikystės komanda. Tai yra Daugpilio mokykla, kurioje aš realiai pradėjau savo pirmus žingsnius ledo ritulį. Ir aš po Rygos sezono nebeturėjau jau šanso žaisti kaip jaunuolis, jaunimo lygoje, nes mano amžius atėjo iki to laiko, kada aš turėjau pereiti jau į vyrų ledo ritulį. Aišku, gal buvo noras žaisti dar jaunimo lygį, nes dar buvo limituotai galima mano metų pasilikti ant 3 ar 4 žaidėjus komandai. Tai HK Ryga pasirinko 4 latvius, aišku, nes vis tiek savo šaly, žinai. Ir paskui gavosi taip, kad aš galvojau,
kur man važiuoti į vyrų komandą ir labai tų pasiūlymų, kada perini iš jaunimo lygio į vyrus, kaip ir nesusilauki, nes vis tiek tenais žaidžia vyrai, kuriem po 30, žinai, 25 metus, o tu atėjęs 19-20 metų tau, tu turi būti gerai pasiruošęs tiek fiziškai, tiek psichologiškai, su vyrais visai kitaip žaidžiasi. Ir atsirado ta komanda Latvijos aukščiausiai lygoje, Dinaburgas, jie po ilgos pertraukos, nes anksčiau vadinasi kitaip Latgalė, buvo labai stiprus klubas ir organizacija, paskui tenais dėl finansinių problemų jie išnyko ir tais metais atsirado Dinabur komanda, atėjo treneris toks Atvars Tribuncovs, jisai prieš metus buvo laimėjęs Kazachstano čempionatą su Sarjarka komanda ir jisai tapo vyriausias Dinaburgo treneris ir aš galvoju, čia mano namai Zarasai, žinai, aš važiuosiu į Zarasus, važinėsiu, arčiau namų, žaisiu geroj, stiprioj lygoj, geras startas mano, kad pradėti profesionalo karjerą savo mieste ir taip aš pradėjau žaisti Dinaburge. Tai aišku, tas sezonas gal irgi nebuvo pats geriausias, bet aš manau, kaip aš žiūrėjau tai, kad gauti daugiau žaidybinio laiko, nes aš nenorėjau sėdėti ant suoliuko kaip jaunas, kaip dažniausiai būna paėjama į vyresnių komandą, reikia tada šildyti suoliuką ir laukti savo šanso, kol to išeis. Tai aš iš tos pusės žiūrėjau, kad aš norėjau žaisti, tai man davė tą galimybę Atvaras ir žaidžiau 3. penkete, 2. pakeldavo, tai turėjau daug žaidybinio laiko ir dėl to aš manau tolimesni mano karjeros, žinai, laipteliai buvo šiek tiek tokie užtikrinti. Po Latvijos tu žaidėjai Lenkijoje ir ten turėjai labai gerą statistiką, 46 žaidimai ir 4 gol plus assist. Kaip tau buvo atvykti į Lenkiją, kur neatrodo, kad jinai yra tokia ledo ritulio šalis, palyginus su Latvija, ir kaip gavai patį pasiūlymą atvykti ten? Tai visų pirma, kad Lenkijos ledo ritulio lyga dabar, kiek aš savo pažįstamai šnekuosi, su kuriais tą sezoną žaidžiau, yra tikrai stipri, labai stipri, viena dabar iš stipresnių tokių lygų būtent Europoje, gal lygiuojasi, manau, ir su Slovakijos kai kuriom komandom aukščiausios lygos. Tai aišku, tas sezonas, kiek atsimenu, buvo COVID sezonas, tai daug komandų buvo, kur ir nežaidė, ir daug lygų buvo uždaryta, bet Lenkai tęsė savo čempionatą. Tais metais ir žodžiu gavosi taip, kad aš vasarą kažkaip treniravausi ir man paskambino vienas agentas, mes bendravom su juo, jisai sako, yra toks variantas išvažiuoti į Lenkiją, ganėtinai nebloga komanda, neblogos perspektyvos, tenais renkasi stiprus žaidėjai ir gal tu norėtum važiuoti. Ir mes, atsimenu aš, ten vienas iš irgi rinktinės narių Domantas Šypas ir Lukas Žukauskas, mes buvom 3 pakviesti į stovyklą Lenkijoje, į Torunės komandą ir 3 važiavom į peržiūrą ir paskui vienu žodžiu nuvažiavę į peržiūrą paliko mane tik vieną toj komandai, tai buvo toks treneris Jūri Čiuch, baltarusis ir jisai paėmė mane į komandą ir aš pasilikau žaisti Lenkijoje, tai ganėtinai iš to, ką aš mačiau ledo rituly, buvo vienas iš tokių profesionališkiausių, galima sakyti, sezonų, kur aš mačiau tikrai ir tiek komandos atžvilgių, ir tiek organizacijos atžvilgių, aš mačiau tikrai labai gerą lygį. Aš žinau, kad dar iš krepšinio ir futbolo patirties, kad Lenkijoje yra labai agresyvi, visada tokia, kaip galima sakyti, bus nebauduosi, tie žaidėjai visą tokia yra agresyvi lyga, kur yra viskas sunku, tokia labai fiziška. Ar tai buvo taip pat ledo ritulio? Tai buvo biški fiziškesnė, reikia daugiau jėgos ir tokių protingesnių sprendimų toj lygai. Aš sakyčiau, kad taip, aš manau, kad jie taip ten daugiau žaidžia suaugę vyrai, daugiau negu čia, žinai, tą pačią Latvijos lygą, jeigu įman, tai čia daugiau žaidžia, miksas toks, daugiau ir yra jaunesnių žaidėjų, o ten buvo suaugusių lyga, kur žaidė, žinai, ten nuo 25 iki 35 metų vyrai. Tai taip, tie sprendimai, žinai, gal ten greitis nebuvo, man neatrodė bent jau labai greitas tas žaidimas, bet iš strategiškos ir taktiškos pusės jisai labai atrodė stiprus.
taip pakovoti tikrai reikėdavo, ypač kada prasidėjo atkrintamos, nes tai buvo vienas iš pirmas mano iš viso suaugusių atkrintamų, kada žaidžiau būtent suaugusių lygmenį. Tai kaip dabar atsimenu, buvo tikrai wow įspūdis, kad tokio lygio pasiekti atkrintamų varžybų lygį yra vienas iš, sakyčiau, mano aukščiausių pasiekimų, žinai, kur aš esu žaidęs ir kokiam lygmenį, nes kada prasideda būtent varžybos play-off, taip vadinamas, ten prasideda kitas žaidimas, taip sakant. Tai ta Lenkijos komanda, ta Lenkijos lyga tikrai paliko gerą įspūdį man, žinai. Po Lenkijos buvo iškeliavęs į Prancūzijos antrą lygą, žaidėjai Clermont klube, sužaidė mažai mačų, sužaidė tik 13 mačų, bet pasižymėjai 2 įvarčiais ir 7 ir 5 rezultatyviais vertimais. Toks tau klausimas iš karto, koks tau buvo ten mėgstamiausias patiekalas Prancūzijai? Ne varlės? Ar nesraigės? Ne varlės, nesraigės. Aš nežinau, aš tada kažkaip su maistu, jeigu žiūrint, tai pradėjau, nežinau, gan sveikai maitintis, nes iki tol mėgdavau, žinai, ir pizzą pavalgyti kokią, ir burgerį, žinai, smesti. Bet kadangi važiavau su žmona, jinai, žinai, irgi mėgsta tokius ganėtinai teisingus patiekalus ir pradėjau valgyti, nežinau, ten salotas, sriubos, žinai, vištienos. Tai aš turėdavau tokią kaip ir, valgymo grafiką pasidaręs ganėtinai griežtą. Tai tą sezoną gerai numečiau svorio, tai atsimenu. Galbūt tai dėl to taip gerai žaidėjai? Gali būti. Ir tada po sezono Prancūzijai nukeliavai vėl grįžai į Suomiją. Taip. Tai kad jau grįžai į JHT klubą. JHT jisai vadinasi. JHT klubą. Žaidėjai ten 11 mačų ir surinkai labai gerą statistiką, 7 gol plus assist turėjai. Kaip tau buvo toks įspūdis atgal grįžti į Suomiją, į tą šalį, kurioje tu žaidėjai, kai dar buvai labai jaunas? Tai, kažkiek peršokom iš Prancūzijos į Suomiją taip greit, bet gal šiek tiek norėčiau grįžti į Prancūziją, žinai, ir pasakoti. Tai buvo toks išvažiavimas į tą Prancūziją taip, kad aš išvažiavęs į peržiūrą į vieną komandą, manęs ten nepaėmė dėl savo priežasčių, ten treneris kanadietis, nes yra toj lygoje limitas, gali žaisti tik 7 legionieriai, buvo pas mus per daug 9, tai mane ir dar vieną kanadietį atmetė. Ir aš ne tai, kad pasilikčiau Prancūziją ir ieškočiau komandos tenais, aš vėl grįžau į Dinabur komandą, sužaidžiau 6 varžybas, ten dėl konflikto su treneriu mane atleido iš tos komandos. Ir tada aš ieškojausi varianto, kur man važiuoti. Ir aš išvažiavau tada į Clermont-Ferrand. Ten sezonas Prancūzijai taip, kad nėra daug varžybų, tik tai 26 sezono varžybos ir play-offai. Ir gavosi taip, kad aš atvažiavau į pusėjų sezonui, dėl to gavosi mažai varžybų sužaidžiau. Bet to pasiekoje aš gerą pamoką gavau, nes aš gavau daug žaidybinio laiko tenais, daug žaidžiau ir man gerai teko pasirodyti puolimo. Aš kažkiek tai psichologiškai tą sezoną, žinai, stipresnis tapau, nes toks, žinai, iš ten išmetė, iš ten ir tada grįžęs aš į Lietuvą, žinai, aš norėjau užsidirbti pinigų savo, nes aš norėjau uždirbti pinigų, žinai, jau pradėti normaliai uždirbinėti pinigų, nes reikia ir, žinai, ir šeimą išlaikyti, ir save išlaikyti, ir savo daugiau ko leisti. Ir taip gavosi, kad aš sugalvojau važiuoti grįžęs, gavau tokį pasiūlymą važiuoti į Suomiją į 3 lygą, jie ten moka nedaug, bet duoda darbo man. Ir gavosi taip, kad aš išvažiavau į Suomiją su tokiom sąlygom, kad aš iš ryto dirbu ir vakare žaidžiu. Aišku, lygis Suomijai, kad ir 3 lygoje, bet jisai yra tikrai neblogas. Ta komanda tais metais jie žaidė dėl patekimo į 2 lygą, tai aš įsirinkau ganėtinai neblogai, bet pradėjau sezoną neblogai, bet gavau keletą traumų pradžioj. Ir gavosi kaip, kad aš po tų traumų kažkaip psichologiškai palūžau, gyvenimo sąlygos mūsų netenkino su žmona ir nusprendėm, kad reikia kažką keisti. Ir kaip tik atsirado būtent OHL lyga,
Baltijos šalių, kur mes dabar atstovaujam ir su Hockey Punks komanda, tai mane pasikvietė Kauno City komanda, kur pasiūlė tikrai geras sąlygas ir aš sutikau atvažiuoti į Kauną. Jau biškai paminėjai apie Kauną. Tai po Kauno iš karto perėjai į Hockey Punks. Šį sezoną žaidai naujai komandai. Koks yra tavo įspūdis apie dabartinę komandą, apie dabartinę bendruomenę, apie ką yra šis klubas, ar tau patinka čia būti, ar tau čia yra malonu, ar kiek tu gyvenime dabar reiškia yra tas Hockey Punks, kiek esi pats, kiek norėt važiuoti, galbūt tau pasiūlė kažkas, kaip viskas nutiko? Tai visų pirma yra toks dalykas, kad iširo Kauno komanda ir nebeliko man kur žaisti pernai metais. Tai tikrai man sąlygos tenkino Kaune, viskas buvo gerai ir tai liko 2 komandos Lietuvoje, Elektrėnų Energija ir Hockey Punks. Ir aš pernai metais pradėjau dirbti Lietuvoje su pensijų fondais. Ieškojausi darbo, kad galėčiau derinti su sportu, nes Lietuvoje kitaip, su ledo rituliu neišeina gyventi ir pragyventi. Tai dėl to išėjo taip, kad aš atidirbęs ir atžaidęs sezoną, išyrus komandai turėjau kažkur keltis. Ir aš svarsčiau galimybę išvažiuoti į užsienį, nes turėjau tam galimybę, turėjau keletą pasiūlymų išvažiuoti šį sezoną kažkur žaisti, bet kaip asmenybė norėjau tobulėti ir Lietuvoje, ir šiaip man Lietuva yra ganėtinai artima, nes čia vis tiek savi žmonės, sava šalis, lengviau gal yra šiek tiek susirasti tinkamą gyvenamą būstą, kur nori gyventi. Ir aš rinkausi tarp Elektrėnų Energijos, nes turėjau iš ten pasiūlymą ir Vilniaus Hockey Punks. Tai išsirinkau Vilnių dėl to, kad visų pirma mane treniruočių grafikas tenkino, nes mes treniruojamės iš ryto, Energija treniruojasi iš vakaro. Tai tas dalykas, kad reikia važinėti Elektrėnus po darbo dienos, mane nelabai džiugino, žinai. Ir aš pasirinkau Vilnių vienas iš aspektų dėl to, kad galiu dabar darbą derinti su savo dar vienu darbu, ledo rituliu. Tai va. Tai mes šiandien jau baigiam karjerą, bet nesutokiam tik prie jos. Dabar norim tavęs paklausti pačio, kokios yra tavo 3 mėgstamiausios spalvos? Mėgstamos 3 kokios? Jo. Kas? Nesupratau klausimą. Kokios yra tavo 3 mėgstamiausios spalvos? Spalvos? Taip, spalvos. Aš mėgstu juodą, mėgstu raudoną ir žalią. Tai dabar einam prie kito klausimo. Tai dabar bus toks žaidimas, kai turėsi iš 3 žodžių pasirinkti vieną kažkokią, teisingą arba neteisingą. Tai Londonas, New Yorkas ir Zarasai. Tai viena teisinga, viena neteisinga. Taip. Ne, tiesiog pasirink dabar vieną teisingą iš šito žodžių. Viena teisinga? Jo, viena teisinga. Zarasai. O dabar viena neteisinga. Tai bus Zubrus, Kostas, Zubrus, Kostas ir Rokas. Neteisinga. Taip. Neteisinga variantą. Nežinau, kaip čia neįžeisti, nieko neįžeidžiant atsakyti. Nežinau net. Geras klausimas. Aš pasirinksiu gal, atsiprašau Rokai, bet pasirinksiu Rokas. Gerai, ir ką, dar turim tau keletą klausimėlių užduoti, tai noriu aptarti tokį vieną dalyką. Kaip manai, kiek yra Saulės sistemoje planetų? Kiek yra Saulės sistemoje planetų? Taip. Geras klausimas. Čia iš mokslų pusės, po mokyklos tokia, taip, sakai. Iš mokslų pusės. Šiandien reikia, ne, pasidaryti. Sakyčiau 12. Patikrinsim. Tai Žemė,
šitas Marsas, Jupiteris, šitas Neptūnas 3, ar kiek tai yra? Gal yra Tiksliai mes daugiau? nežinom. Tiksliai mes nežinom, nes mokyklai mes nesimokom su Kostu. O dabar bus paskutinis labai rimtas klausimas. Turi pasiruošti, kam yra kompostas naudojamas. Kompostas. Taip, greitai. Žiūriu, pasiruošęs gerai. Kompostas laikymui kažkokio turinio, aš sakyčiau. Šaunuolis. Teisingas atsakymas? Taip, teisingas. Oh! Ačiū labai, kad žiūrėjote, su jumis buvo Dominikas ir Kostas. Ačiū jums labai. Ačiū jums visiems, Laikinkit, Dominikai. subscribinkit ir Šaunuolis. viskas bus labai Spaudžiu gerai. dešinę tau. Iki. Viso.